T. Harv Eker. Tai yra žmogus, kuris per 2,5 meto patapo iš 0 pajamų iki milijono pajamų pelno turto. Ir yra jo knyga, kurios aš dar neskaičiau, bet rekomenduoju paskaityti ir paskaitysiu. Secrets of the Millionaire Mind, T. Harv Eker. Taip pat kursai, kuriuos jis jau nuo labai senai parduoda, organizuoja. Websaitas millionairemindworld.com. Tai pagrindinės temos ir pagrindinė idėja yra pakeisti mąstymą ir, sakykime, limituotas požiūris į pinigus, kuris trukdo jų turėti daugiau. Ir identifikavimas, ar toks požiūris yra pas tave. Nes jeigu yra toks požiūris limituotas, tai ne tai, kad limituotas, o požiūris, gali būti jo požiūris. Tai požiūris į pinigus, kad, sakykime, galbūt tu galvoji, kad turtingi žmonės yra kažkokie blogi, žinai, ir jų tu kažkaip turi nusistatymą gal. Gal tu galvoji, kad sakykime, kad pinigus reikia uždirbti sunkiai, žinai, labai sunkiai. Tokį turi susigalvojimą. Ir tu jį susigalvoji pagal patirtį, kurią patyrei, kai pradėjai suvokti aplinką, tai nuo 5 metų kažkur. O gal net ir anksčiau tai įtakoja. Tai yra peržiūrimas įsivertinimas, ar yra neteisingas požiūris į pinigus, turtą, į sėkmę. Jeigu jis yra, tada pirmas žingsnis identifikuoti, kad toks yra, antras žingsnis jį pakeisti. Tai dirbti su požiūrio keitimu. Pakeitus požiūrį pasikeičia mūsų sprendimai, pasikeičia pasaulio matymas. Ir pasikeitus požiūrį pradedame imtis pasirinkti kitus dalykus, kitaip elgtis ir gauname kitus rezultatus. Ir dar taip pat to limited beliefs ir daugybė kitų. Taip pat jar system labai įdomus dalykas, kas neskirsto savo pinigų ir jų neseka, tai puikiai pradžia, pavyzdys, kaip galima tai daryti. Tai yra 5 stiklainiai, į kuriuos skirstamas yra mėnesinis uždarbis arba, sakykime, tiesiog uždarbis, kokį gaunate, tai reikia suskirstyti procentais. Tai long term savings, freedom long term savings, tai procentą dedam ten, taupimui kažkokių didesnių dalykų, gal automobilis, galbūt namas, galbūt jachta, galbūt skrydis į mėnulį. Žodžiu, tokie didesni dalykai. O tada yra freedom. Vienas dar yra, aš dabar nebeatsimenu, nes taip ir nepradėjau vesti, tačiau supratau iš to dalykus. Tai vienas iš tų indų yra give, tai 10%, 15% tu tiesiog atiduodi, give, aukoji. Tai jeigu uždirbi 10 000, tai 5% yra 500, ne? 5% Jo, 500.
Tai va, tai uždirbi 10 000 per mėnesį, 500 eurų tu aukoji. Kiekvieną mėnesį kažkam paaukoji tiesiog. Tai jeigu uždirbi mažiau, irgi paskaičiuoji 5 procentai ir juos paukoji. Tada yra education stiklainis, ten procentas keliauja į savęs išmokslinimą. Tai pirkimas knygų, pirkimas seminarų, važiavimas seminarus, žodžiu, viskas, kas susijęs su saviugda, tai iš to stiklainio keliauja saviugdai apmokėti. Nes pakėlęs savo supratimą, tu pakelsi savo gyvenimo kokybę, priimsi visai kitus sprendimus ir iš tų visai kitų sprendimų išeis visai kitas rezultatas. Tai va, tai ir dar play account yra, tai ką tu išleidi tiesiog savo pamaloninti, kad mėgautis gyvenimu ir leisti save pamaloninti, tai kaip ten pavyzdė buvo nurodyta, įimas kiną, kažkokie tai pramogas, pinigai skirti pramogoms. Tai va, tai tokie dalykai su Hardfaker, tai tikrai yra neblogas kursas tiems, kurie yra, sakykime, pradedantys ir mato, kad atsimuša į sieną ir nežino kodėl, tai tokie pagrindai šitam seminare yra ir jos tuos pagrindus supratus, pritaikius ir pakeitus, tai rezultatas bus matomas po kažkiek laiko, kai pradės jau pakeitus požiūrį, pradės keisti sprendimai ir tų sprendimų po įgyvendinimo pasimatys, kaip pasikeitė tavo gyvenimas. Tai manau, po pusmečio, jeigu jau greit pritaikai, jau matysi tikrai pokyčius. Tai va, tai toks kursas, visam rekomenduoju. Ir taip pat atsidėkodamas, šitas video yra viena iš atsidėkojimo formų, kadangi aš pats buvau šitam kurse ir supratau, kaip neteisingai mąstau kai kuriuose vietose. Ir pradėjus pakeitus mąstymą, tikrai pamačiau, kad pasikeitė ir gyvenimas, ir sprendimai automatiškai kiti sprendimai, kiti rezultatai. Tai yra mainų dėsnis, kad reikia atsidėkoti, jeigu paėmė, tai reikia ir duoti. Tai aš gavau, aišku, tas kursas, kurį aš sumokėjau, buvo $11, tai už $11 tiek, kiek gavau šitą kursą, yra neįkainojama. Tai čia yra online kurso žurnalas, worksheets, darbo pratybos, kurios, kadangi online aš atsispausdinau, man atsiuntė, aš atsispausdinau, tai ir dabar šiuo metu dar buvau iki galo nepabaigęs visko, nes puslapių yra jau 140, dar čia teorija tokia nepildymas, o teorijos skaitimas ir pritaikymas, o čia grynai yra testai, tai man irgi patiko, kad reikia įrašyti. Ir tuo metu, kai tu įrašai, labai gerai padaryta, nes būna žmonėms, kad paskaito ir jie nieko nesupranta, paskaito ir jie nedaeina, kaip sakoma. Tai čia toks, kad labiau daeitų, tai reikia įrašyti. Tai pavyzdžiui, changing belief structures. The first step to change is, ir čia nieko nėrašyta, tada ne apačioje yra apverstai dar apverstai, kol, žinai, perskaitai, irgi lėčiau supranti, ne, lėčiau užrašai.
The first step to change is awareness. Awareness. Antras sakinys. The second step to change is, užsirašom, understanding. When you understand that your ways of thinking and being come from outside of you, you can dissociate from them. The third step to change is reconditioning. Tai pavyzdžiui, sakykim, dissociate. Tai tavo požiūris, tavo mąstymas, tai iš anksčiau, jau iš ankstesnių dalykų, suprantam, kad comes from outside, o tai yra reiškia, kad tu, kai nuo 5 metų gimėjai, tu neturėjai susiformavusių jokių mąstymo modelių ir begyvendamas tau jie susiformavo, kaip kas sekėsi, kaip kas nesisekė, kaip tau sakė žmonės, kuriais tu tikėjai, kurie buvo tau pavyzdžiai. Ir taip tu susiformavai ir taip tu turi mąstymo modelius, kuriais vadovaujasi. Bet kai dar paaugi, tu dar giliniesi ir supranti, kad tie mąstymo modeliai gali susiformuoti ir nebūtinai tokie, kokios tu turi. Tiesiog tau jie susiformavo, nes atsitiko vienaip, o ne kitaip. Tai supratęs, kad tie modeliai atėjo iš išorės atėjo, tu tiesiog disasociai, tu su jais neasocijuoji savęs. Toks pirmas žingsnis, sakykime, yra. Pirmas žingsnis awareness, kad tu žiūri, tu klausi, tu galvoji, kaip čia yra. Nes jeigu tiesiog nieko negalvoji, nieko nežiūri, tai tu toks esi ir nežinai, kad galima ar būna kitaip. Tada antras žingsnis, tu understanding, tu turi suprast. Antras žingsnis. Tu awareness, klausi, žiūri, ieškai, galvoji. Tada antras žingsnis, supranti. Trečias žingsnis, tu disasocijuoji. Tai tu savęs nebetapatini su tais modeliais. Ir ketvirtas žingsnis yra reconditioning. Tai tu persitvarkai. Ir tuos mąstymo modelius, kurie tavęs netenkina, kurių tu nenori, tu juos išformuoji ir tu suformuoji modelius, kurių tau reikia.